Keep on moving. Gotta keep on moving. One fine day, I'll find a way. It will all fade. Tavo namai, tavo taisyklės. Susikurk savo būsto paskolą Luminor. Apie sunkumus paprastai aš galbūt ne taip ir galvoju. Aš galvoju, o ką čia dar galima būtų sukurti ir padaryti. Mes nusprendėme, kad mes tapsim brandžių žmonių kompanija, reikia samdyti už save protingesnius žmonės. Tie žmonės, kurie sako, aš turiu savo idėją, bet negaliu sakyti, jie yra vieni ir jie tos idėjos neišvystys. Jeigu darbdavys pasitikė juo, tai darbuotojas tikrai duos žymiai daugiau negu yra pratęs. Direktorius turi dirbti 5 metus į priekį. Tai taip aš ir dirbu. Trumpiau tariant, nieko nedirbu šiai dienai. Elinta įkūrėjas ir vadovas. Elektronikos inžinierius. Moka per 3 minutės iš pieno butelio pasigaminti apsauginį skydelį. Ant darbo stalo visada turi testerį ir lituoklį. Vytautas Jokužis. Negaliu aš nusivilti ir prarasti entuziazmą. Tai yra neįmanoma. Pagaliau, aš darau tai, kas man įdomu. Aha. Tai va tas įdomumas, kad įdomu tas. Čia, žinokit, tiek įvykių, kad atsibos negali. Bet dabar dažnai jauni žmonės sako, ai, man neįdomu, ar ten neturi motyvacijos ir panašiai, man reikia kažko tai specialaus. Aš manau, kad vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kad neįdomu neturi motyvacijos, tai žmogus neturi žinių. Jeigu tu turi žinių apie bet ką, tas dalykas tą pradeda darytis įdomus. Ir kuo tu daugiau domiesi, įsiveli į tą spiralę, kuo daugiau domiesi, tuo labiau įdomu, kuo daugiau žinių turi, tu dar labiau įdomu. O kaip tas, vat pasakojo Vytautas Narbutas apie paprasčiausią dalyką. Pamatavimą temperatūros ant kaktos. Visi bekontakčiai matuokliai, jie nematuoja vidinės kūno temperatūros, jie matuoja, kas yra paviršiai. Jis galėtų apie tai prakalbėti 2 valandas, jeigu mes jo būtume nenutraukę. Kada yra vasara, aplinkos temperatūra panaši kaip vidaus, viskas tvarkoja. Bet kada yra šalta, kai jūs ateinate iš šaltesnį orą, pavyzdžiui, kad laukia -1 ar 5 ar 6 laipsniai, jūs individų, jūs atšalas veidas. Ir tie pamatuoja įrodo žemesnę temperatūrą. Taip, jie kompensuoja, ten tas yra duplas kompensuoja, bet realiai jūs jeigu sergat, jūs praeisit. O kaip šitas aparatas Šitas veikia šiek tiek truputėlį kitaip. Tai yra algoritmas, kada nematuojama kaip vasarų dydžiu žmogaus temperatūros, bet yra lyginama jūs su kitu vidurkis ir nuokrypisimas. Dėl to, kad ateina žmogus, pavyzdžiui, rytas, rytas vėsesnis, ateina žmonės vėsesni, po pietinė pamaina, jie yra biškai šiltesni. Ir matuojama yra ne nuo kaktos, o nuo va čia šito akių latako. Reiškia, kas tai yra? Tai žmogus turi labai daug žinių apie tai. Mhm. Bet Vytautai, tikrai turbūt jūs pats su savo tą energiją pritraukėt tokius žmonės. Negali būti kitaip, nes su visais, kuriais kalbėjomės, jie tiesiog, nežinau, dega tomis idėjomis. Jūs turite tą magnetizmą kažkokį tai. Aš manau, čia neseniai skaičiau tokią paskaitą ir mane privertė susimastyti, o kaip, kas tie žmonės. Ir man kilo tokia mintis, kad vis dėlto technologijos tai yra tas pats menas. Taip kaip menas. Jeigu jūs norėtumėt, pavyzdžiui, turi daug pinigų, ne? Ir norit sukurti hitą pasaulinio lygio, kad būtų numeris 1 pasaulyje. Manot, padėtų pinigai numeris 1 hitą sukurti pasaulyje? Ne taip viskas vyksta. Komanda. Pirmiausia, komanda turi būti. Tu turi suburti tą komandą. Uždegti savo idėją. Jie turi ją palaikyti. Aišku, pinigų reikia, bet pagrindinis dalykas – komanda ir jos palaikymas. Ir pagalba tai komandai nenusivilti. Ko gero, mano tikėjimas tomis komandomis
tikėjimas elektromobiliais, tikėjimas stotelėmis, tikėjimas skeneriais, tikėjimas prietaisais, technologijų mėgimas tiesiog priverčia ir tuos žmonės patikėti. Aš nežinau, Rabis 22 variantus savo prietaiso to tikrai nebūtų padaręs, ko gero. Kas tai yra? Kas tai yra? Elektrinė pavara dviračiui. Kur ta pavara užsideda čia? Tokia spyna tvirtinasi prie dviračio sėdynės rėmo ir tada iš šią vietą štai sustato taip rubis. Tada pasispaudžia rankeną ir jisai nusileidžia prie dviračio galinio rato ir štai šis vėlenėlis pradėjus minti, dar aišku, sensorius ant pedalo, pradėjus minti, sensorius duoda signalą motorui ir variklis pradeda veikti ir padeda važiuoti dviračiu. Tai kuo daugiau mini, tuo didesnė pagalba ir yra. Vau, būtų labai man pravertę triatlone dalyvaujant. Būčiau, aišku, diskvalifikuota, Bet tai yra pats lengviausias pasaulyje elektrinis dviratis. Jeigu su viena baterija... Jeigu viena baterija sveria apie 3 kg, dar dedasi papildomai gali dėti 2 baterijos, tada sveria apie 4,5 kg panašiai. Nuo tokio dėžės, pačių pirmųjų net nėra, matau. Prototipų 19 berods buvo. 22. 22 prototipai. 22 kartus mes pradėjome viską iš pradžių. Tam, kad dabar turėtumėte... Tam, kad dabar tik tai pradėt gamybą. Kaip man, kas yra svarbiausia, jeigu tu 22 kartus keiti? Kas svarbiausia? Neprarasti tikėjimo, kad neprarasti, tai nenusivilti. Tai va, aš tikriausiai esu tas katalizatorius, kuris neleidžia nusivilti. Taigi čia vau! Oje! O per 30 metų, kai jūs nusprendėte 91-ais jau įkurti savo įmonę ir pradėti verslą, gal ne visada buvo to palaikymo ir ypatingai turbūt iš savo buvusių kolegų, KTU mokslo darbuotojų. Ir buvo tų sunkumų, bet visgi, kas jūs vedė pirmin kiekvieną dieną? Apie sunkumus paprastai aš galbūt ne taip ir galvoju. Aš galvoju, o ką čia dar galima būtų sukurti ir padaryti. Net ir savo, sakykime, skyriams, kurie galbūt kai kada ir įpranta ir įsisuka į rutiną, sakau, gerai, o jeigu mes taip pradėtume daryti visai kitaip, kaip tai atrodytų? Ir iš tikrųjų, po kiek laiko, o tikrai, o kodėl mes nedarom visiškai kitaip? Ir vyksta pokyčiai. Vyksta pokyčiai. Čia nėra tokio dalyko, kad sugalvojau, sakykime, automatizuoti pramonės įmonę, padariau ten kažkokią sistemėlę, ir ją dabar pardavinėjau. Čia taip nėra. Čia visą laiką bėgi, darai, kuri nauja. Dabar kuri nauja, tai čia negaliu pasakyti, kad aš kuriu. Čia iš tikrųjų komandos, bet aš tas komandas palaikau. Jūsų komanda yra ir šeimos nariai. Jūsų sūnus dirba kartu, jūsų žmona vadovauja finansams. Ar per tos 30 metų niekada nekirbėjo mintis, ar tikrai visai šeimai reikia būti vienoje krūvoje? Tai aš manau, kad tom mano idėjom ir šeimą uždėgiau. Nors sakau, sūnus nepaklusnus buvo, bet kai aš jam, kai kaimynai pradėjo skųstis, kodėl tu čia taip, klausykit, jūsų sūnus čia, kai važiuoja per gatvę su motoroleriu, visi langai dreba. Aš jam pasakiau, klausyk, gal galima nedrebint langų, o kaip čia, tai traukia gerai, važiuoja gerai, elektriniai padaryk. Ir aš aišku, jam motivavau tai padaryti, pafinansavau nupirkti tos variklius pirmuosius ir jis padarė elektrinį su 32 kW varikliu motorolerį, kuris Britvas lenkia. Ir tai buvo 10 klasė. Ir dabar gamina ir augina įmonę, kuri daro elektrinę pavarą ir sunkvežimiams. Taip, sunkvežimiams, autobusams. Ir tai yra jo kūrinys. Mes dabar turim apie 150 važinėjančių automobilių. Kiekvieną savaitę jų vis daugiau, nes dabar pagaminam po 2-3 komplektacijas. Tai mes čia automobilių negaminam, neklyskit, bet turim su mūsų įranga yra gaminama apie 20 skirtingų modelių. Visa ta technologija yra sukurta čia nuo variklio, nuo baterijų, nuo inverterio, softo. Europoje dabar ir Amerikai pradedam stotelėm prekiauti savo gamybos, savo softas, valdymo sistema, tinklo balansavimas, viskas yra integruota. Tai yra žinios.
žinios tas, kas yra uždega ir veda visus. Jei tu turi žinių, tu nori dar daugiau sužinoti, čia kaip azartas. Tu išlošiai truputėlį, nori dar daugiau išlošti. Iš tikrųjų, azartas toks yra. Jūs auginat žmonės, jūs kviečiate moksleivius, rodote, kaip veikia gamykla, ką jūs gaminate, kokios yra galimybės, jūs priemate studentus į praktiką. Labai daug. Labai daug. Jau šiais metais tikrai apie 40 buvo, tokioj nedidelė įmonė, apie 40 buvo praktikantų. Vėliau jie lieka ir pas jūs dirbti. Taip. Kažkiek. Iš tų mes ir susirenkam komandą. Daugiausiai iš žmonių, kurie atliko praktiką pas mus. Ir jie čia užauga. Užauga iki direktoriaus lygmens. Kaip Aurelijus, ar ne? Kaip Aurelijus, kuris visi taip užauga. Mes naudojam kompiuterinę regą ir galim išmatuoti arba patikrinti įvairius parametrus. Kaip sakant, pradėjote čia karjerą ir pasiekėte aukštumas? Čia va būtent ir pradėjau, tik už sienos. Mes robotizuojam pramonės procesus, automatizuojam ir tą darbą palengvinam žmonėms arba darom ženkliai našesnį. Kiek turim klientų per tuos metus, dar nei vienas tikrai žmogus nebuvo dėl automatizacijos atleistas. Gaunasi priešingas efektas, padidėja našumas, įmonės konkurencingumas ir kyla atlyginimai ir darbuotojai vietoj to, kad tarkim kažkokius maišus sunkius krautų, laužytų nugarą, krautų jos ant paletės, jie tiesiog valdo robotą, paspaudžia kelis mygtukus ir tas darbas yra už jos padaromas. Kiek jūs jau tų robotų parduodate arba padedate stambiom įmonėm, sakykime, vykdyti tą savo kasdieninę veiklą? Kai startavom prieš 5-6 metus, tai buvo 1, 2, 3 metus, dabar pernai mes pardavėm, instaliavom gerokai virš 20 ir tarkim mes Fanuko regionui priklausom Nordic regionui, tai yra Danija ir Baltijos šalis, tai mes buvom mūsų įmonė 4 tam regione pagal robotų nupirkimą iš gamintojų. 20-30 metus ir tik auga. Užsiauginti turbūt savo žmonės verta. Tikrai taip. Man kažkaip svetima iš išorės. Yra ir iš išorės paimti. Negaliu sakyti, kad jau 100%. Būna, kad ateina iš išorės žmogus ir pritampa prie komandos. Būna, kad kažkokios kitokios naujovės įveda, galbūt geresnės, blogesnės, įdomesnės. Visai būna. Bet kai užaugini savo komandos žmogų, jis tiesiog būna užsidegęs ir supranta, kas čia vyksta. Supranta tą kūrybinį procesą. O per 30 metų vis tiek buvo įmonės gyvavimo etapų skirtingų, įvairiausių išbandymų. Kokie buvo jums tokie įsimintiniausi lūžiai ir ką jūs darytumėt galbūt kitaip? Aš manau, toks mintyse, smegenyse lūžis buvo, kad reikia direktoriui dirbti ne šią dieną, o 5 metus į priekį. Mes puikiai dirbom ir gaminom gamybinės linijas su kompiuteriniais regos sistemom ir dirbtiniu intelektu 2004 metais Ekranui ir Vilniaus Vingiui. Labai įdomus projektai. Turėjom labai gerų užsakymų, labai daug užsakymų. Man kilo tokia mintis, atsirado plokštė ekranai, LCD. Lempinis su kineskopu televizorius sveria 60 kg, 2 vyrai turi nešti ir kambarį reikia paieškoti vietos, kur pastatyti. Plokštę televizorių gali pakabinti ant sienos ir man tokio mintis kilo, ar čia tikrai aš gerai dirbu su tais kineskopais, ar nebus taip, kad jie pasibaigs. Bet tuo metu įmonės vadovai, Ekrano, Vilniaus Vingio vadovai sakė, kineskopus dar gaminsim ir gaminsim, nes visą Afriką žiūri juodai baltus televizorius. Kol jie pasikeis į spalvotus kineskopinius, tai čia dar laiko praeis. O plokštį jie kainuoja tiek brangiai, kad nežinia, kas juos gali įpirkti, kada juos galėsim įpirkti. Deja, kineskopiniai televizoriai išnyko taip greit, kad Afrika nespėjo jų net nusipirkti. Jie pirko iš karto plokščius televizorius, LCD, spalvotus, kabinamus ant sienos. Kartais technologijos pasikeičia labai greitai.
O tai jūs, kai tais 2004 metais netekote praktiškai mes netekom savo kliento? 30-40% savo apyvartos. Ir taip kritom žemai, kad reikėjo galvot, kur padėti komandą, mes ją išskirsim po kitas įmonės. Ir vos ne vos išvažiavom patys. Tada aš supratau, negerai aš darau, reikia galvoti truputį toliau į priekį ir kurti naujas technologijas. Ir faktiškai nuo 2004 metų mes pradėjom, 2006 metais pasirodė pirmasis trimacijų vaizdų skeneris ir 2011 metais jau buvo užuomazgus visų tų technologijų ir tų įmonių, kurias matėte šiandien, po 10 metų, kurios jau išaugo į įmonės, nuo startuolių į pasiruošusias kilti įmonės. Per tiek metų užauginus ir patyrus net ir tokius sunkumus, ar ne, tais 2004-aisiais ir auginant naujas įmonės, kokios vertybės jums tokios yra svarbiausios, nes juk ir užauginti tą startuolį, žiūrėjome, ar ne, dviračio elektrinę pavarą, neužtruko mėno, 21 kartą reikėjo pabandyti, kad gauti dabartinį rezultatą, reikėjo įdirbio tikrai 7 ir daugiau metų, kad būtų pasiektas dabar rezultatas. Vis tiek kiekvieną dieną reikia turėti tą stiprybę. Tai kokios jums svarbiausios yra vertybės, kuriuom vadovaujatės? Aš manau, tos vertybės užfiksuotos mūsų net įmonės pavadinime, kuri eina per visas įmonės. Tai yra elektronika, tai yra šiuolaikinės technologijos ir žmonės, intelektas, jų gebėjimas kurti. Tai viena iš tokių vertybių. Kitos vertybės tai universalios, tai sąžiningumas, atvirumas. Jeigu pastebėjo, tai įmonė Elinta labai atvira. Priima visus svečius, kas bet vyktų, priimu studentus, moksleivius, visiems pasakoju. Tiesiog aš pasirinkęs, būkime atviri. Jūs pasakojate vienam interviu apie tai, kaip žmonės kartais turi idėjas, bet bijo jomis pasidalinti. Ir sakot, kad labai yra svarbu atvirumas. Ar per tuos, tas interviu dabar jau yra 8 metų, kaip jūs matote, ar keičiasi situacija, ar žmonės tampa atviresni, ar visgi vis dar turi tą tokią net gal ir paranoją, kad jeigu aš pasakysiu ir mano idėją pavoks, kažkas tai įgyvendins? Aš manau, kad tie žmonės, kurie sako, aš turiu savo idėją, bet negaliu sakyti, jie yra vieni ir jie tos idėjos neišvystys. Paprasčiausiai. Jeigu jūs kuriat orkestrą ir sakot, aš groju geriausiai ir aš vienas moku, todėl visi kiti nemoka grot, ir tu esi vienas, orkestro nebus. Ir tos idėjos neišvystyti. Komanda tik išvysto idėją. Komanda tarpusavį, dabar tai komanda didelė, 140 žmonių ir mes tarpusavį galim bendradarbiauti. Jeigu mes ko nors trūksta, nuėjame į kitą įmonę pasiklausti. Draugiškai tikrai padeda ir pasako, nesako čia, čia aš žinau, bet tau nesakysiu, tokių dalykų nebūna. O idėjos, mes nieko nepatentuojam. Tai vat pagrindinis dalykas, ką mes darom, kad tos idėjos neišeitų iš įmonės. Nes patentavimas, aš manau, šiek tiek nueinantis procesas, kad aš užpatentuosiu ir tą patentą kas nors nupirks. Aš manau, jūs užpatentuosit, tai sugebėsit pasakyti, kaip jūs padaryt ir dar 5 patentus pridėjus 10 žmogus sugalvos daug geriau ir daug greičiau už jūs. Tad, kad tai būtų kopijavimo, iš tikrųjų, mes nepatentuojam. Toks įdomus galbūt pasirinkimas, sako, patentuokim. Nes aš nelabai manau, kad kas nors pirktų tos patentus. Ypač technologijos srityse, kur vystymas jis eina labai greitai. Tiesiog, tu gal užpatentuosi, tai pasenas jau dalykas. Bet kaip spėjat, vis tiek kiekvieną dieną atsiranda naujų dalykų, kiekvieną dieną nauji poreikiai ir technologijos, jos taip greit pasensta, kaip ir pasakojot, kad ir apie tos televizorius, ar ne, kiekvieną dieną atsiranda tų naujų sprendimų. Kaip išlieka jūsų įmonės visą laiką tame priešakyje? Atsakymas labai paprastas ir primityvus. Antras žodis - žmonės, intelektas.
ir tų žmonių sugebėjimas kurti. Sugebėjimas dirbti komandose. Tik tai. Šiaip jie visi yra entuziastai. Jeigu, kaip aš parenku žmonės, tai kalbu ir sakau, na taip, tu mėgsti, taip, aš mėgstu. O ką tu pats esi padaręs? Nu, aš mokiausi, dariau laboratorinius. Ne, tai ne mano žmogus. Jis sako, aš žinot, esu modeliuką padaręs, lėktuvuką, mašinėlę esu padaręs, esu tokį stiprintuvą, šviesos muziką, dar kažką. Jau esu pats. Aha, šitas žmogus, reiškia, jau ir taip moka kurti. Taip, tai mano žmogus. Čia visi, žinokit, bent jau vadovai, tai visi yra kokie aviomodelistai, visi moka automobilio variklį pasitvarkyti, visi rankas turintys žmonės. Su jumis kalbant, na, man atrodo, kad jūs nematote niekur sunkumų, matote tik tais galimybės, atradimus ir esat toksai atviras, bet iš tikrųjų, ar jūs niekada nepatirėte įtampos, streso, juk tai yra savo verslas. Žmonės Lietuvoje ypatingai sako, jog nenori pradėti savo verslo, nes bijo tiesiog susidurti su per didelę atsakomybę, o jūs turite ir jau tiek įmonių, turite ir investuotojų, esate ir jiems atskaitingi, ieškote ar ne investicijų ir pinigų. Tai ar patirėte stresą kaip vadovas? Manau, kad ne. 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 Žinot, aš patiriu iššūkių. Kai yra problema, reikia spręsti. Tada susirenki komandą ir komanda išsprendžia. O aš esu tas, kuris klausia, na, o kaip padarytum tu? Aš manau, kad taip ir taip, o ką pats manai? Ir tie žmonės, jie kuriantis, grupė žmonių, kūrybingų, kuriančių žmonių, sprendimą suranda greičiau, negu aš stresuočiau ir duočiau įsakymus, darom taip, darom manaip. Tai neteisingas sprendimas. Aš niekad, ko gero, aš niekad pats nepriimu sprendimo be žmonių nuomonės. Aišku, būna momentų tokių, kada geriau priimti kokį nors sprendimą, negu be sprendimo gyventi. Tai čia tikrai taip. Tai jūsų bičiulis Vladas Lašas pasufleravo, kad labai mėgstate keliauti po Lietuvą ir netgi esat gavę kažkokį tai apdovanojimą, kas ten per apdovanojimą. Tai praėjusiais metais buvo paskelbta, kad padovanos ten knygą, kuprinę tiem, kas apkeliaus visus parkus nacionalinius Lietuvos. Tai mes buvom tie, kurie pirmieji Lietuvoje ir apkeliavom visus tos parkus. Pirmieji. Ir antspaudukus visus surinkom. O, ir gavote prizą. Ir gavom prizą. Ir ką pamatėt naujo Lietuvoje? Pamatėm, kad nuostabi Lietuva ir kad mes jos nieko nežinom. Kad Lietuvoje yra tiek įdomių vietų, tiek gražių vietų, kad kažkaip tai net gėda, kad nebuvo matę. Jeigu pažiūrėtume dabar, kaip Google'as, kompiuteris rodo, kur tu fotografuoji savo nuotrauką, tai Lietuva jau padengta, tai beveik ištisai. Tankiai. Tankiai, labai tankiai, beveik visa padengta nuotraukom. O versle, ar nebuvo kažkokių, tikrai daliai verslų buvo labai sunkus laikotarpis praėję metai ir pandemija, o kaip jūs? Labai stipriai kilom. Per visą pandemiją tikrai nenustojom dirbti. Taip, pats pirmas momentas buvo išgastas. Aišku, kai kurios sritys, taip kaip ortopedinių skenerių gamyba, tai užsidarė ortopedijos klinikos visam pasaulyje. Tai niekam skenerių nereikia. Buvo pirmas impulsas šiek tiek streso, baimės, bet vėliau viskas atsistojo į savo vietas ir įmonės vėl pradėjo užsakinėti automatizaciją, robotizaciją. Tiesiog mes negalim sustoti. Ar tuo metu reikėjo padaryti kažkokių sunkių sprendimų? Labai sunkių tai ne. Reikėjo šiek tiek galbūt į įmonės, kurios patyrė sunkumų ir šiek tiek investuoti. Taip pat esam gavę ir paramos sustojusioms įmonėms, bet, kad sakyčiau, tai įvedimus į kritinę situaciją tikrai ne. Jeigu galėtumėte prisiminti savo pirmąjį darbą ir pirmą atlyginimą,
Ką už jį nusipirkot? Net man sunku pasakyti, kada buvo mano pirmasis darbas. Aš dabar dar prisimenu vieną savo pirmąjį tokį darbą, kur man pirmą kartą galbūt ir atlyginimą gavau šiokį tokį. Aš būdamas 10 klasėje pagaminau tablo sporto salė. Ir ten man davė pinigų supirkti detalėm ir dar šiek tiek daugiau. Tai buvo mano toks pirmasis darbas. O toliau normalus darbas, tai buvo universitete, dirbdamas studentų. Būdamas studentu, aš įsidarbinau laborantų. Pasižiūrėjau, kad gerai sekasi ir pagalvojau, kažin kaip, taip, o jeigu 2 kart laborantų įsidarbint. Įsidarbinau kitam fakultete, kad nežinotų, kad aš jau dirbu laborantų, kitoj laboratorijoje laborantų ir aš gaudavau dar padidintą stipendiją. Tai aš gaudavau daugiau negu inžinieriaus atlyginimą, būdamas studentas. Tai ar pamenat, ką pirkot iš kokios savo pirmosios algos jau ir tos padidintos su stipendija? Žinau tik tai, kad aš pirmasis tikriausiai iš visų įsigijau filmavimo kamerą ir tikriausiai pirmasis iš visų įsigijau videomagnetofoną. Tais laikais tai buvo kažkoks tai stebuklas kainuojantis 5000 maros rublių. Tai jau čia labai rimtas pirkinys. Negaliu atsakyti tiksliai kainos, bet tai buvo kažkoks tai beprotiškos kainos. Na, dar vienas mano darbas buvo, aš pardavinėjau gėlės. Gėlės pardavinėjot? Kur pardavinėjot gėlės? Turgui. Tėvai augino ir aš jiem padėdavau pardavinėti gėlės per šventes ir ten iš tikrųjų tikrai buvo nemažos pajamos tais laikais. Vau, tai va, įvairios labai patirties. Įvairios patirties, taip yra, iš pirmųjų darbų. Nuostabu. O paskui iš tikrųjų universitete dirbau laborantu ir baigiau su pagirimu ir mane paliko dirbti. Mokslo darbuotojų? Mokslo darbuotojų, taip. Kai įsigijote tą fototechniką, paskui užsikrėtėte tokiu fotografavimu? Ne, tai fotografavimu aš tikriausiai, taip kaip tais laikais daug vaikų buvo užsikrėtę nuo kokios 5 klasės, nuo 1 smena fotoaparatų aš fotografuodavau. Jau ir tada po 10 kapeikų pardavinėdavau nuotraukas draugam, kad padengtų mano išlaidas. Tai tokie verslo pirmieji galbūt žingsniai tokie buvo. Jau buvo tokies vis tiek augo daigeliai verslo nuo 5 klasės. Bet tai buvo daugiau ir kaip ir dabar daugiau, kad gerą padaryti. Ne tai, kad čia kažką tai uždirbti pinigus. O jeigu pasižiūrėtumėm į visą jūsų verslo karjerą, kokia didžiausia klaida buvo jums? Ar galėtumėt tokią išskirti? Nu, aš ją lyg tai įvardinau, tai kad aš buvau patikėjęs technologijom nueinančiom. Ir žinokit, ten buvo sukurti tokie dalykai, tiek padėta pastangų, kur labai staigiai liko niekam nebereikalingi. Tada aš dabar sakau, dabar po tos pamokos visą laiką sakau, direktorius turi dirbti 5 metus į priekį. Ir žiūrėt, kas bus už 5 metų. Tai taip aš ir dirbu. Trumpiau tariant, nieko nedirbu šiai dienai. Nes komandos dirba. Šiai dienai. Mūsų laidoje yra 2 pašnekovai ir kitas pašnekovas bus Rokas Medonis. Ir gal jūs galėtumėte jam užduoti klausimą? Turime tokią rubriką. Ką jūs manot apie savo verslą po 5 metų? Ar galvojat apie tai, kaip šitas verslas ir šis sritis pasikeis po 5 metų ir ar tam pasiruošęs? Manau, kad kiekvienam vadovui šitas klausimas turėtų galvoje kirbėti. Susipažinkite, tai žmonės, kurie tiki jūsų verslu ir yra pasiruošę jums paskolinti. Savi.lt – verslo paskolos mąstantiems. Car Vertical bendra įkūrėjas ir vadovas. Prireikė net 4 milijonų eurų, kad verslas nebebūtų nuostolingas. Darbo dienos neįsivaizduoja be skaitimo. Dirbo fotožurnalistu. Rokas Medonis.
Tai mes esame IT duomenų kompanija ir vienas iš mūsų produktų yra istorinės automobilio ataskaitos. Mes vartotojams padedam šitam asimetrinių duomenų pasaulyje suprasti, kas yra, kokia nusins paslaptis apie jų automobilius. Ir tai yra labai padeda jiems, kada jie perka, ieško naujo automobilio arba kaip pridėtinė vertė, prideda informaciją tada, kada nori parduoti automobilį ir gauti didesnę kainą. Tai patikrinkime tavo automobilį. Jo, mūsų automobilių patikra veikia pagal automobilio kėbulo numerį. Jūs rasite techpase, dažniausiai ant naujų automobilių ties veidrodžių, tenais ant kėbulo. Ir pasižiūrėkime, kągi mes čia pas tave rasime. Tai dabar nueisim gal daugiau, papasakosi, ką ten pamatai pagal tą mano numerį kėbulo. Gerai. Vytautas Jokužis, Elintos bendraturtis ir vadovas, užduoda tokį klausimą. Kaip įsivaizduoji būtent tavo verslas arba startuolis, su kokiais iššūkiais susidurs per ateinančius 5 metus, kaip tu iš viso matai rinką besikeičiančią per 5 metus, kokie bus iššūkiai? Jo, tai duomenų versle didžiausia grėsmė per sekančius 10 metų jau jinai kyla ir faktas, kad jinai vystysis. Taigi, ogi kamgi tie priklauso duomenys, kuriuos surenka automobilis. Automobilio gamintojai mano ir faktas, kad jie manys, kad jiems, vartotojai taip nemano ir valstybės, kaip pavyzdys rodo Kinija, kuri neseniai ėmėsi reguliuoti šitą vietą, irgi taip nemano, kad visi duomenys priklauso gamintojai. Ypač, kai tam nėra vartotojų susitikimo. Tai tas connectivity, ta problema, gali būti problema, bet tai nebus ta vieta, kas išspirs mums pamatą. Aš manau, kad mūsų versle svarbiausia neužsėsti ant laurų ir vieno produkto, ir kai tu sukuri sėkmingą produktą, tai tu negali savo neleisti, nedaryti ir nebandyti kitų, nors tikėtina, kad 4 po to nepavyks. Ir čia yra dalykas, už ką labai pliekia startuolių vadovus, bet jie tiesiog negali to nedaryti, nes jie turi ieškoti kitos sėkmės istorijos. Ir faktas, kad tu turi, ta sėkmė kažkada ateina, bet gali būti ties 10 produktų, tu ties 9 būsi pasidavęs. Tai yra absoliučiai tas pats, kas verslo rizikos kapitalų požiūrio tašku, jie investuoja į 10 startuolių ir vieno sėkmė kart 20 atsvers tas likusias 9 nesėkmės. Tai tą patį daro ir patys startuoliai. Už 5 metų mes galbūt būsime nuvažiavę, žinau, į automobilių portalą, kuris yra paremtas duomenimis ir kuris pagaliau tarnauja žmogui, kuris nori įsigyti automobilį, o ne kaip įprasta dabar visam pasaulyje automobilių pardavimų portalai tarnauja tik pardavėjai, kuris susimoka tenais šiais laikais ne mažiau 30 eurų už skelbimo patalpinimą. Tai, Rokai, pasižiūrėjai tos mano duomenys, ką gali pasakyti apie mano automobilį įspūdingo, man nežinomo, o gal žinomo, viską žinau. Ar tikrai tu viską žinai? Tai šiaip tavo Land Roveris yra pakankamai švarus ir pakankamai nesenas, kas yra faina, nes jisai turbūt nespėja per tą laiką prikaupti visokiausių duomenų, bet ką aš matau, tai matau 2 žalas. Viena yra nedidelė, kurios žalos dydis yra nuo 500 iki 1500 eurų. Tai kasgi čia buvo? Čia kam didelė, kam nedidelė čia? Aš pagal automobilio markę ir vertę. Nes jo, čia buvo, man nulaužė veidrodėlį ir aš kai pamačiau samatą ir kainą, aš pagalvojau, oho, nu ir veidrodėlių kainos. O kita žala truputėlė didesnė, tai tarp 3000–5000 eurų. Čia buvo įspūdinga žala man. Aš sustojau prie perėjos praeitais metais žiemą, praleisti pėsčiųjų mamos su vaiku ir kadangi buvo labai, kaip žinom, daug sniego, į mano galą įvažiavo galų sniego valymo traktorius. Tai va tokia buvo mano ta žala. Supratau. Nu ir tave galiu nudžiuginti, tai tavo automobilio rida yra nesukta, kas yra šiaip mūsuose iš visų automobilių, kuriuos mes patikriname, beveik 11% visų automobilių yra atsukta rida. O jeigu norim statistikos, tai vidurkis, kiek lietuviai atsuka ridų, tai yra 73 000 km. O siaubė, aš tiek panašiai turbūt plius minus esu nuvažiavus su savo automobiliu per 5 metus beveik. Oho, tai labai daug.
O dar tikrai suka? Aš galvoju, Suka, tai yra absoliučiai pats populiariausias sukčiavimo būdas parduodant automobilį visoje tiek rytų, tiek centrinė Europa, netgi tokioje šalyje kaip Prancūzijoje, kur yra dideli, tas patys prancūzai faktas, kad net sukinėja, turi duos atsukinėja kas nors, kas yra imigrantai, bet tai yra labai labai dažna praktika ir tai nėra tik tai mūsų regiono praktika. Tai dabar man taip paaiškink, kuom užsiema Car Vertical? Car Vertical yra duomenų kompanija. Mes surenkam žiauriai didelius kiekius duomenų apie automobilius ir jų istoriją. Tada mes atliekam sistematizavimo veiksmus, reiškia, mes suvienodinam, kad tie duomenys, kurie ateina iš daugybės skirtingų šaltinių, taptų vienodo formato ir juos dedame į labai skirtingus duomenų produktus. Tai pats populiariausias duomenų produktas yra istorinio automobilio ataskaita, kuri ir parodo pagal automobilio kėbulo numerį, automobilio istoriją. Parodo ridą, indikuoja, jeigu mes manome, kad rida atsukta, arba tikrai žinome, kad jinai yra atsukta, susistemina žalas ir panašius dalykus. Tai tokie duomenys yra šiaip labai naudingi visom, sakyčiau, trim segmentam mūsų vartotojų. Tai pirmas, jeigu tu ieškaisi automobilio ir atėjai automobilių pardavimų portalą ir gavai VIN numerį ir susiradai daug informacijos apie tą automobilį. Jeigu tu labai gerai prižiūrėjai savo automobilį ir nori parduoti ir nori skaidrumo, ir tu pridedi mūsų ataskaitą parduodamas, taip tu tikrai gali gauti geresnę kainą, nes, tarkim, galbūt tavo modelių yra 10 šiuo metu skelbimuose ir tu vienintelis sąžininkai parduodi, visi kiti turi paslėptų kažkokių tai defektų. O trečias vartotojų segmentas, kurį mes visiškai neseniai identifikavome ir jisai labai augo Europos Sąjungoje, yra tai, kad žmonės linkę pasitikrinti savo paties automobilį. O kodėl jie tai daro? Tai pirmiausia, jie daro iš smalsumo, o visų antra, kad Europos komisija yra įgalinusi šalis susikurti tos garantinius laikotarpius, kada vartotojas gali kreiptis į pardavėją, netgi jeigu ta transakcija tarp jų vyko, pavyzdžiui, Lietuvoje 24 mėnesių terminas. Tas terminas skiriasi pagal kiekvienoje šalyje narėje, bet tai yra tikrai augantis. Galima sakyti, vis tiek gimėte Lietuvoje, Car Vertical, ar ne? Bet dabar jau esat globali įmonė, veikia 25 šalyse. Kur jūsų paslaugos yra populiariausios ir kur žmonės daugiausiai naudojasi, ieško? Tai mes esam pirmiausia centrinės ir rytų Europos lyderis. Tai kaip aišku, mes dirbame Lietuvoje, bet Lietuva sudaro pajamų prasme tik 7% mūsų visų pajamų. Ir mes patys populiariausi esam Rumunijoje, Čekijoje, Lenkijoje, žiauriai augame Amerikoje, kas nėra Europa, ieškome savęs Vokietijoje. Ir toliau labai esame išsimėtę. Pabaltyje, taip, Latvijoje augame, Estijoje visai neaugame, nors ten yra tokia nedidelė ta rinka. Bet taip, faktas, didžiąją dalį mūsų verslo sudaro centrinė ir rytų Europą. Ir tu paminėjai 25 šalis, taip, bet neužilgo mes įeisime į dar 2 šalis, kurios yra tokios pakankamai egzotiškos, kaip verslui valdomam iš Lietuvos, neturinčiam jokio biuro, jokio kitoj šalyje. Tai įeisime į Pietų Afrikos Respubliką ir Australiją. Wow. Oho, o ką reiškia, kaip jūs ten įeisite? Jo, tai kad mes paleistume naują rinką, kaip veikdavo mūsų logika nuo pat pradžių, tai faktas, mes kaip duomenų verslas turime turėti duomenų. Ir tą sudaro, mes turime tokius duomenų žemėlapius, jie veikia labai paprastų principų. Tai pirma, mes atsakom savo klausimą, ar mes turime, ar galime gauti vietinės rinkos duomenis ir tada įsivertiname, kaip importas ir eksportas tų automobilių važiuoja per tą konkrečią šalį. Ir tada įsivertiname, tarkim, nežinau, paimkime kokią nors Rumuniją, ar ne, ir jie žiauriai didelis importo kiekis yra iš Prancūzijos. Tai mes įsivertinam, ar mes turim rumuniškus duomenys, kiek mes jų turim, ar turim valstybinius, ar turime privačius, ar turim draudikus, ar žalų reguliuotojus, kiek mes šiaip tenais per laiką surinkom tų duomenų. Tada tą patį įsivertiname Prancūzijos atžvilgiu ir pasižiūrime, kiek mes pasileidę tokią rinką galėtume generuoti pardavimų. Tai taip, duomenys mums yra esmė, tai mes vis tiek labai stipriai dirbame ant kokybės ir, tarkim, mes dabar įeiname 5 mūsų veiklos metus, tai palyginti duomenų prasme, koks tas produktas buvo prieš kokius 3 metus ir koks yra dabar, tai net gėda įsivaizduoti, kad mes drįsome jį ten prieš 3 metus pardavinėti tokį, nes duomenys yra labai labai dinamiškas verslas ir duomenys jie vertę įgauna laike. Tai kaip pavyzdys duomenys, kuriuos mes surinkome 2018, tik dabar įgauna vertę, nes tie automobiliai turbūt po 3-4 metų savininko atlaikymo grįžta į antrinę rinką. Kam kilo idėja rinkti duomenis ir juos parduoti?
Jo, tai apskritai šitas, mes nesukūrėm tokio produkto, mes jį inovavome. Ir šiaip toks produktas pirmiausia yra atsiradęs Amerikoje dar 80-ame dešimtmetyje, o kas liečia Europą, tai man šitą idėją kilo ir aš ją dėja padėjau į stalčių 2013 metais, padėjau į stalčių dėl labai paprasto dalyko. Aš įsivertinau konkurentus, kurie tada pradėjo daryti šitą verslą ir man buvo labai apmaudu, kad jie į tai nepažiūrėjo, kad jie turi galimybę, puikią galimybę sukurti labai gerą duomenų kompaniją, tiesiog pasidarė savo taip mūsųse startupuose vadinamą cash cow, kada jie tiesiog gauna apyvartas ir per daug nekiša pinigų nei rinkodarą, nei nieką, nei duomenys, tiesiog turi va tokį dalyką, kuris jiems labai generuoja, neįdant pastangų, generuoja pajamas. Ir aš tada įsivertinau, kiek kainuotų 2013 metais susikurti taip vadinamą minimum viable produktą, kad galima būtų jį susidevelopinti, susiprogramuoti ir įeiti su juo į kurią nors rinką. Ir jau 2013 metais ta suma buvo pakankamai neįveikiama netgi verslo rizikos kapitalo požiūrio prasme ir ta idėja ir nugulė stalčiuose. Ir taip atsitiko, kad 2017 metais mes radom būdą, kaip susirinkti pradinį kapitalą ir kas buvo juokingiausia, ta suma, jinai iš esmės nebuvo labai pakitus nuo 2013 metų. Tai šitas verslas, jį mano manim galėjo padaryti bet kas turėjo truputėlį daugiau užsidegimo. Jo problema, kodėl niekas jo nedarė, tai kad įėjimo kaina į šitą verslą yra pakankamai aukšta. O ką reiškia įėjimo kaina aukšta? Įėjimo kaina tai yra kiek kainuoja susiprogramuoti tą minimum viable produktą, tai yra minimalus produktas, kuris kokybinė prasme jau gali būti parduotinas vartotojams. Šiuo atveju mes kalbame apie fizinius vartotojus, nes mes nesam verslas verslui, mes parduodame fiziniams vartotojams. Ir žinoma rinkodaros kaštai, kokią tu rinkodaros planą ant viršaus užmausi, kad tu galėtum pradėti įeiti, kitaip tariant, suma, už kurią tu susikursi pradžią ir suma, už kurią tu sumokėjęs pradėsi gauti reguliarias pajamas. Gali pasakyti, kokia buvo jūsų suma? Labai sunkiai aš atgaminsiu tai, bet kažkas arti 4 milijonų. Wow! Ir kaip jos pavyko surinkti? Mes susirinkome, mes iš tiesų pasinaudojame galimybę. Šitą verslą mes pradėjome su mano labai senu vaikystės draugu, jis yra technologijų vadovas pas mus, mes jo pradėjome kodinti ir 2017 metais pasirodė tokia, sakyčiau, labai puikiai galimybė, kurią žiauriai daug, tai kokių 15 lietuvių kompanijų arba grupių pasinaudojo, tai mes susirinkome pradinį kapitalą kriptovaliutomis iš fizinių asmenų. Kriptovaliutomis? Taip. Pinigai tokie buvo. Tai buvo tokie pinigai, jie vis dar yra, tas pasaulis egzistuoja, mes nuo to pasaulio su pagrindiniu produktu esame nutolę, bet vis dar nepamiršę kažką savo įsipareigojimą tiem žmonėm, kurie į mus to crowdfundingo principų mus paremė. Patikėjo jūsų idėją. Jo. Tai žiūrint į jūsų augimą ir per tos 5 metus ir ypatingai per pandemiją ir po pirmojo karantino milžinišką augimą, jeigu didžioji šiaip įmonių dalis netgi į tą baimę ir tokią stagnaciją truputėlį tokį nusiraminimą nuėjo, tai jūs padarėte didžiulį proveržį. Tai visiškai priešingai nuo to, su kuo susidūrė šiaip jau daugelis įmonių. Kaip tai įvyko? Jo, tai buvo tie 2020 metų pati pradžia, kovo mėnesis, jau visi buvome sukrūti ir sulindę į pirmąjį karantiną ir mums tai buvo tokia labai įdomi ir jautri situacija, nes buvo lygiai 3 mėnesiai, kaip mes patyrėme lūžio tašką ir visas projektas, visas verslas išėjo į pliusą, taip galima ūkiškai sakyti. Ir per 3 mėnesius mes absoliučiai nespėjome sukaupti jokio rezervo ir lašinio ir įėjome į karantiną ir toks pirmasis karantinas tai buvo tokia didžiulė baimė, nerimo ir turbūt netgi lengvos panikos vieta, nes visas pasaulis susidarė, įskaitant ir valstybinės registras kiekvienoje šalyje. Reiškia, mūsų verslas literaliai sustojo, nes nebevyko automobilių pirkimo pardavimo sandoriai viso Europoje ir Amerikoje prilėtėjo ir visose kitose rinkose, kuriuose mes buvom tuo metu. Na, bet mes labai greitai, kadangi mes kaip startuolis negyvename metiniais biudžetais, tenais nusimatytais, gyvename mėnesiais. Mėnesį nuo mėnesio, kiekvieną mėnesį persiskaičiuoju, kiekvieną mėnesį viską susiefektyvinį. Tai mes labai greitai susitraukėm, radome būdų, tada ir atradome segmentą, jog mes galime pardavinėti ataskaitas žmonėms, kurie jau turi savo automobilį ir jį nusipirkę kurį laiką. Per tai išsibuferinome, išėjome iš karantino ir patyrėme,
kartais tą augimą, nes visas pasaulis suprato, kas yra socialinė distancija, kad jos dabar reikės laikytis, kad į metro, megapoliuose ir mažesnėse miestuose į viešąjį transportą mes nebegrįšime ir visiems mums reikia turėti po asmeninį automobilį. Tai visi, netgi ta Z karta ir žmonės, kurie sakė, nes niekados neturėsime tokio turto viento kaip automobilis ir naudosimės visokiam kitom alternatyvom, puolė pirtis. Tai va, tai praėjusie metai buvo absoliutus sprogimas ir šiais metais mes, lyginant su praėjusiais, augame 2 kart, bet šiais metais pasaulis patiria vėl kitokio tipo krizę ir ta krizė tai yra, kad antrinėje rinkoje nebėra automobilių, nes pagrindiniai didieji gamintojai patiria tą semikonduktorių, neįsivaizduoju, kaip laidininkų krizę ir šiaip logistikos problemos yra absoliučiai pas visus. Vartotojai, kurie sakė, automobilius jų negauna ir terminai pristatymo prasitęsia po 6 ir 9 mėnesius į priekį, reiškia, jie savo turto, kuris yra jiems jau turėtų būti nebereikalingas, jie negrąžino jo antrinį rinką. Ir reiškia, kad nebėra to pardavimo, nes nesulaukia automobilio, neparduodi ir tada jūsų duomenų mažiau reikia. Jo, ne, mūsų duomenų vis tiek reikia, mes nežinome, koks yra mūsų rinkos dydis ir tai yra, man asmeniškai tai problema yra, nes mes Europoje, mes iš esmės lyginant su savo konkurentais, jau iškopėme visus, kurie žino arba nutuokia tokį produktą ir ką mes darome didžiojo dalyto rinkų, kuriuose mes veikiame, tai mes susiemam rinkos formavimu. Tai reiškia, mūsų rinkodara jau yra išėjusi iš skaitmeninių kanalų, šiuo metu yra 7 ES šalis, kuriuose mes darome tas klasikinės rinkodaros kampanijas, kai deriname skaitmenus į televiziją ir radiją ir mes susiminėjom tuo, kad mūsų mamos, kai sekantį kartą mes joms pirksim arba jos pačios savo sugalvos pirktis automobilį, žinotų, kad galbūt galima dar ir duomenų apie tai gauti ir įgauti svertą prieš tą tautose mitologam apipintą pirikūpą. Teko domėtis ir tikrai ta plėtra natūralu ateina ir su daugiau žmonių. Ir tikrai teko ir pačiam per pandemiją priimti daug žmonių ir telefonu. Kaip dabar atrodo jūsų darbas, kaip startuolio darbuotojai, kokie jie yra, kaip jūs ar turite savo kažkokias tai tradicijas, kaip jūs bendradarbiaujate. Nes ofisas dabar nėra labai didelis, bet darbuotojų skaičius yra gan nemažas, kaip visi jūs komunikuojat ir kur galų gale dirba. Jo, tai kelios vietos ties šito klausimu yra. Tai pirmoji, kad mes apskritai, kai startavom su šio verslu, mes nusprendėm, kad mes būsim nuotoliniu principu veikianti kompanija ir tas mums labai padėjo samdant aukščiausios kvalifikacijos programuotojus, ypatingai tuos, kurie norėjo pabėgti iš kompanijų, kurios verčia dirbti nuo 9 iki 5. Tai jie patyrė absoliučią laisvę, o kita vieta, nes su kuo mes konkuruojam dėl darbuotojų. Tai pirmiausia, mes konkuruojame su visa vienaragių asociacija, kurioje mes irgi esame. Tai yra iš esmės apie 30 kompanijų, kurios daro tai, kas yra labai sunkiai suvokiama šalyje mūsų, tai skaitmeninį eksportą. Mes kuriame vietiniais resursais, sukūrėme skaitmeninį produktą ir jas eksportuojame visam pasauliu. Nesvarbu, ar tai būtų kažkokia tai VPN paslauga, ar puslapių talpinimo, ar kaip mūsų pavyzdys ataskaitos, arba duomenų produktai. Mes darom skaitmeninį eksportą. Ir mes tarpusavę konkuruojame visi dėl tų aukščiausių lygos specialistų. Tai kaip tokiai kompanijai, kuri pajamom palyginti yra maža su mūsų lyderiais rinkos, mes nusprendėme, kad mes tapsim brandžių žmonių kompanija, o tai reiškia, kad mes stengsime samdyti tik tai žmonės, kuriems tai nebebūtų, kuriems būtų 2, 3, o iš vis geriausiai 4 darbas, kurie būtų matę visko, matę korporacijų, matę startuolių, matę rizikos ir įgavę toleranciją tom rizikom. Nes vis tiek ateiti dirbti žmogui, kuris, tarkim, atidirbo, nežinau, IT paslaugų sferoje dideliam skandinaviškam banke, ateiti dirbti startuolį, tai yra vis tiek didelė rizika. Taip, jo kompensacinis paketas bus kitoks, jis gaus įmonės akcijų, bet čia jis nežinos, kas jo laukia už pusmečio, ką jau kalbėtų už metų, o tenais jis žinos, kas jo laukia už 10 metų. Tai kas pritraukia žmonės dirbti? Nes tikrai daug pasamdot labai darbuotojų. Kaip jūs sugebat sukonkuruoti su kitais tais vienaragių, žodžiu? Iš esmės vidinės įmonės vertės, bendra kultūra ir
tiek techninius, tiek rinkodaros žmonės, pas mus taip yra trečdalis žmonių yra techniniai darbuotojai, 2/3 rinkodara, tai aš neskaičiuoju administracijų, tai yra labai maži kiekiai startuoliuose. Iš esmės, jie kaip įvardina, jos pirmiausia ne pinigai, ne akcijų paketai, ne niekas, o galimybė dirbti su žiauriai protingai žmonėms. Ir tai yra, super, nes reiškia, mes įgyvendinam tą pagrindinę tezę, kurią turbūt kartoja visi vadovai, bet tik tai 2 iš 10 tai padaro realybėje, kad reikia samdyti už save protingesnius žmonės. Kiti bijo. O jūsų darbuotojai dirba ir užsieniuose visokiuose? Ar gali būti, tikrai visi sako, aš noriu gulėti ten pliaže ir dirbti nuotolinį? Vienareikšmiškai gali. Yra, pavyzdžiui, programuotojų, kuriuos pamatau kartą į metus per įmonės metinį balių, pavyzdžiui. Tarp metų tų žmonių nematai, mes leidžiame ir keliauti, ir būti kokio nors šaly. Turime žmonių, lietuviai, kurie gyvena ir Danijoje, ir Olandijoje, ir Lenkijoje. Turime programuotoją, kuris yra įleidę šaknis Dakoje, tai yra Bangladešo sostinė. Turime, mes pasitikim žmonėm ir esam linkę taip iškomunikuoti, kad jeigu mes jais pasitikim, tai jie supranta, kad jie turi būti maksimaliai savidisciplinuoti. Ir tai veikia. Labai labai mažas procentas žmonių, kurie yra brandus, kažkaip tai bandys apžaisti šitą situaciją ir tą pasitikėjimą vis matuotis kaip, tarkim, maži vaikai ribas matuojasi. Tai labai labai reti tokie atvejai. Jeigu darbdavys pasitikė juo, tai darbuotojas tikrai duos žymiai daugiau negu yra įpratęs, kai jį nuolatos prižiūri. Šitas absoliučiai visiškai neseniai kažkaip per vieną mūsų įmonės workshopą buvo įvardinta, tai manęs visi klausinėjo, tai kaip aš tai pasitikiu žmonėm. Nežinau, aš fundamentaliai pasitikiu žmonėm. Bet čia mes kalbame vis tiek apie daugiau IT žmonės, tai yra programuotojai. Ir rinkodara. Rinkodara yra visiškai svarbus visų startuolių, jeigu tie startuoliai nėra verslas verslui, o dirbantis tokie kaip mes, kurie dirba, kur skaitmeninis produktas įmonės yra parduodamas fiziniam asmenim, tai rinkodara yra ypatingai svarbus dalykas, nes ir tų žmonių labiausiai trūksta. Taip, dabar atėjo bent jau Z karta, kuri neturi patirties, bet fundamentaliai supranta, kaip turi vykti dalykai. Tai yra labai gera žinoti, nes, tarkim, prieš 5 metus nebuvo to, buvo vienetai žmonių, kurie žinojo, kaip pardavinėti, tarkim, tam tikrą produktą. Aš pats kaip specialistas užaugau kaip rinkodarininkas ir būtent skaitmeninio produktų rinkodarininkas. Va, labai gerai paminėjai, rinkodarininkas, iš prigimties esi rinkodarininkas ir vadovauji tokiam startuoliui, ar ne, tokiam sparčiai augančiam. Dažnai yra įsivaizdavimas, kad vadovas tai turi ar kažkokį finansinį, vadybinį išsilavinimą. Taip, arba teisininkas. Arba teisininkas. Jo, labai šitą, nestandartinis tas mišinukas toksai. Yra keli tokie vadovai Lietuvoje, bet taip, rinkodarininkas, kad taptų vadovu, yra retas atvejis. Nežinau, man tai padeda. Ir padeda taip labai holistiškai žiūrėti į pasaulį. Faktas, kad tam arba ateina laikas, būnant vadovu, arba turi subręsti, arba tave turi turėti dešinę ranką, kokį nors griežtą teisininką, kuris bus, nežinau, tavo komercijos vadovu taps, kuris mokės tavo laiku, jūs pardės subinį, nes atsipalaiduoti yra labai lengva ir neskaičiuoti irgi yra taip labai lengva, bet man labai padeda tai, kad aš kaip rinkodarininkas užaugau iš to vadinamo performance marketingo. Aš labai seniai 2009 metais pradėjau dirbti su skaitmeninė reklama, kurią galima išskaičiuoti, ir mes prieš 11 metų tik tuo ir tikėjome, kad tas, kas yra nepaskaičiuotina, reiškia, šiandien yra šūdas, čia yra dinozaurų rinkodara, ją reikia išmesti ir to nedaryti, nes jeigu nori auginti skaitmeninį produktą, tu turi viską išskaičiuoti. Ir tas puikiai veikia, iki kol į skaitmeninį rinkodarą ir klasikiniai verslai, ir kaip pavyzdžiui, mūsų atveju, per Vertical atveju, mes jau tikrai įeiname į tokias kampanijas, kurių užduotis yra formuoti rinką, ir tu ten neskaičiuoji, kiek tu ataskaitų parduosi. Tai, žinau, padaręs didžiulę intensyvę TV ir radio kampaniją Lenkijoje, tu tai žiūri tiesiog jau plačiau ir žiūri jau metų rezultatą, nebe mėnesį. O būtent įėjimas į tas kitas rinkas, ir dabar į Australijos rinką, ar ne, Afrikos rinką, kokie yra didžiausi iššūkiai? Pirmiausia, tai yra duomenys. Vienareikšmiškai yra duomenų kompanijos, svarbiausia duomenys, nes ne ta vieta, kada galima supakuoti tuštumą, vakuumą, ar ne, taip sakykime. Mūsų produktas vis tiek, mes turime parduoti, mūsų produktas yra duomenys, kurie yra pateikti labai aiškiai, ir dar yra atliekama jų sistematizavimas ir analizė.
Tai mes turim turėti ką parduoti, kad supakuoti. Čia kaip, žinai, pizzas tu neiškepsi be importuotų miltų iš Italijos, ar ne? Tai lygiai taip pat. Gali bandyti su lietuviškai kepti, nelabai gaunas. Dabar pereinant prie maisto, tikrai noris ir grįžti į tą istoriją ir tavo tokį tikrai turbūt daugeliu žinoma karjeros etapą, kuomet buvai kartu su kitais savo partneriais įkūręs Kiaulė Rūke, kuri tikrai turėjo daug augimo planų ir buvo labai darė daug drąsių žingsnių marketingo prasme. Ir kas neatsimena, visi turbūt turi nuotrauką Pylimo gatvėje, kur Trumpas su Putinu bučiuojasi ir panašiai. Tai šiek tiek aš apie šitą etapą norėčiau grįžti. Sakei, kad tai buvo toks nuotykis. Jo, jis buvo nuotykis ir jo, čia buvo toksai vairo nusukimas į kairį Horeką ir jis atsidūrė labai paprastai. Taip, tai Kiaulė Rūke, kad niekada nebuvo ne aš vienas, ten buvo mūsų daug. Ir buvo labai kūrybingų žmonių tiek iš reklamos, tiek žmonių, kurie sužydo mano manimu tuo metu ir gastronominė prasme. Tai Kiaulė Rūke aš su kolegom padariau, tuo metu dirbau kitoj kompanijai rinkodaros vadovų ir tai buvo tiesiog tasai pamokinis, savatgalinis projektas ir kai mes jį pasileidom logiškai su marketinginė prielaida, tais 2015 metais buvo labai gaji marketingo teorija, kad generuok žmonės, auditorija, kuri nekenčia tavęs ir tie sekėjai, jie ateis paskui, tie, kurie tave mylės. Tai tas gain haters and follower will come labai suveikia mums, nes tuo metu nebuvo ne vieno politizuoto prekės ženklo, kuris mūsų manimų tada atstovavo tokias libertares ir Europai tokias gal netgi per libertares vertybės. Lietuvai tai tikrai, mes ėmėm tas temas, kurios ėmėm. To viso didžioji problema yra tai, kad tu vieną kartą nustebinęs, kitą kartą turi nustebinti kart 2, o po to kart 4 ir kart 6 ir faktas, kad visados nustebinti negali o aš tame versle kaip vadovas atsiradau, blemba netyčia, nes kai mes paleidom tą verslą, jisai pradėjo suktis ir visi, o tai kas jam vadovaus, tai teko man apleisti tuo metu karjerą, kur ėjo turbūt 8 mano metuose jau ir reikėjo apleisti IT ir truputėlį užšokti į vertikalę, kuri mano manimu yra sunkiausia, kokią aš iki šiol esu matęs versle, turbūt net aš energetiką fundamentaliai labiau suprasčiau, negu tada supratau Horeką ir kaip tai yra sunku. Ir, teko atvadovauti, aš pardaviau savo tą verslą, pardaviau, todėl, kad jau reikėjo sukti ratus čionais. Mūsų buvo daug kūrėjų, tie kūrėjai, faktas, laiko einant, tų kūrėjų motivacija kito, vieni pradėjo norėti daryti verslą be kitų, o viskas mums, bent jau baigęs mums, tai sakau, iš 3 iš 5 akcininkų mes tiesiog pardavėm savo dalį ir tie likę 2 žmonės čia dirba pas mūsų kompaniją. Vienas yra finansų vadovas, kitas administracijos vadovas. Draugystė nesibaigia. Jo, iš tiesų šitoje kompanijoje yra labai daug žmonių, su kuriais aš arba užaugau, arba mokiausi, arba kažkaip tai atsitiktinai sutikau. Tai nėra, kad čia aš labai tą propaguoju nepotizmą, bet aš manau, kad laikas labai atskleidžia, ar ten tam tikri žmonės turi įgūdžių ir ar tu gali su jais dirbti ir tie įgūdžiai, aš iš tikiu tais fundamentaliais žmonių įgūdžiais ir tu juos gali pernaudoti. Pavyzdžiui, vienas mano klasiokas, kuris irgi dirbo Horekoje, čia nuo pat pradžių yra su mumis ir užaugino vartotojo aptarnavimo skyrių. Ta prasme, visi turėjo fundamentalius įgūdžius ir nulį žinojimą, kaip tai padaryti. Kokia tavo buvo didžiausia klaida versle? Nesvarbu, iš bet kurio turbūt. Aš tai žiauriai daug klaidų turiu ir labai mėgstu iš jų mokytis, nes šiaip tai klaidos tai reflektuoja. Šiaip turbūt šitą klaidą labai daug kas daro ir aš galiu visiems, kurie svajoja pradėti startuolį arba šiaip klasikinį verslą ir klaida, kurią aš esu padaręs ir po to pakartojęs ir dar kartą pakartojęs, tai kai tu renki pradinį kapitalą ir galvoji apie žmonės, su kuriais tu dirbi, tai dažniausiai žmonės linkę atiduoti per daug turto už per pigiai, taip pasakykime. Jeigu taip ūkiškai, tai atiduoti per daug akcijų už per mažai pinigų. Tiesiog žmonės psichologiškai yra linkę labai nusileisti pačioje pradžiai, kai sėkmė arba galimybės yra dar labai toli ir nepasitikėjimus yra beprotiškai daug.
Pasitikėjimo savimi reikėtų ieškoti daugiau savo kišenėse, jo. užantyje. Gerai. Dabar, sakyčiau, esi tokiam, vis tiek viršūnėje, ar ne? Ir augimas, daugybė idėjų ir visako. Bet kažkada buvo ir pirmas darbas. Tai ar atsimenėte pirmą darbą ir pirmą atlyginimą, ką iš jo įsigijai? Jo, tai mano, aš savo gyvenimai 2 tokius etapus skaldau, nes iki praėjus 2009 metų didžiosios recesijos aš buvau fotožurnalistas. Ir taip gavosi, tiesiog aš savo gyvenimą tada įsivaizdavau kaip fotožurnalistas ir karjerą tačiau kaip fotožurnalistas ir buvau vadovas ten nedidelio fotoskyriaus. Ir 9 metai buvo tas lūžio taškas, kad apskritai suvokiau, kad ten taip gavosi, kad su savo kolega mes pradėjome daryti foto naujienų agentūrą ir ta vieta buvo, kur aš paliečiau iki projektus ir aš supratau, kad tai daryti yra žymiai man įdomiau ir labiau geriau sekasi ir aš tiesiog baigsiu vieną karjeros etapą, kurį aš buvau sukišęs jau kokius, 5-6 gal metus. Tai mano pirmasis darbas buvo fotožurnalisto darbas, aš jį gavau dar dirbdamas 12 klasėje ir aš susipirkau technikos, atsimenu, už fototechnikos, už tą atlyginimą. Wow, bet iš tikrųjų tas visiškai didžiulis karjeros pokytis toks. Nusprendžiau, kad tikrai nepatinka ir iš fotožurnalisto į IT labiau tokį. Jo, bet aš vis tiek čia tą patį kartosiu ir ką aš kaip žiūriu žmonės, kuriuos samdau, tai yra fundamentalus įgūdžių rinkinys, kurį tu gali visur panaudoti. Ir čia yra ypatingai mūsų pas lietuvis tas labai pamirštama, nes tu tas įgūdžius gali labai daug kur paimti. Jeigu tu, palygintume su kokiais danais ir jų beprotiškų pasitikėjimų savimi, tai jie, paprastas žmogus, jis neprisiriša prie vieno karjeros tako. To labiau ir su ta pačia mes prisirišame kaip specialistai labai prie to, ką mes baigėme. Tai aš iš vis, pavyzdžiui, esu baigęs fotožurnalistiką ir nebaigęs, nes jau nukrypau į karjerą dramaturgijos kaip pavyzdys. Ir diplomas... Aš turiu fotožurnalistikos diplomą, jo. Yra kaba direktorius kabinete? Aš neturiu kabinetų. Pas mus nėra kabinetų, iš esmės, aš net sėdžiu su visais bendroje erdvėje ir net nežinočiau, ką ten veiktame kabinete. Prašau, direktorius neturintis kabinetą. Toks startuolių gyvenimas. Be ko neįsivaizduoji savo darbo dienos, be kokio ritualo, ar turi tokį? Jo, turiu mano ritualas. Šiaip, man, jeigu paimt mano hobis, tai aš realiai galiu tik skaityti ir viskas, kas man liečia, tarkim, nežinau, kad ten pinigų konvertavimai kažkokį komfortą, tai man faina yra gera sofa ir jo, faina, kai ta sofa, ant kurios tu guli ir erdvės po truputį gal ten gerinasi su laiku. Tai mano rytinis ritualas yra, jo, aš įsidėjau bent sofas ir turiu bent kokias 5 minutės rytinį paskaitimą daryti. Tada aš dar turiu vakarinį paskaitimą ir dar aš turiu dieną paskaitimą, nes kažkaip pastaruoju metu pradėjau pėsti daug vaikščioti, tai suklausau tų knygų. Wow, knygų suklausai. Kokią dabar rekomenduotum, ką išklausėjai paskutinio? Jo, tai mano čia iš vis tokia, nežinau, čia šio laikmečio irgi labai tokia didelė įda, tai aš jau ir nepernešu narcizų, absoliučiai nepernešu narcizų, o dabar narcizų laikas. Narcizai jie visur, jie socialinėse tinkluose, jie versle, jie Silicio slėny, jie visur. Tai aš klausau, kaip čia lietuviškai tai skambėtų, $1 milijardo nevykėlis, $1 million loser knyga apie WeWork bendruomeninių ofisų tinklo įkūrėjai ir jo nuopolį. O ten labai klasikinė amerikietiška tokio apsimetėlio pranašo istorija. Rokai, draugas vienas mums pašnibždėjo, kad priminėjate į darbą žmonės telefonu. Ar tokia praktika čia susiformavo nesenai, ar visą laiką taikėte, ar ketinate taip ir toliau daryti? Ne telefonu, o vaizdo pokalbio, bet tokia praktika yra ir kažkaip tai, jo, mes nesureiškinam to gyvo susitikimo, tu tikrai labai daug gali, ypatingai pirmo pokalbio metu žmogaus sužinoti, kai jis online pokalbio metu. Jis laisvesnis tas žmogus būna, jis yra savo erdvėje, tu esi savo erdvėje ir visi yra savos erdvėse ir tas pokalbis dažnai labai vystosi. Nebūna tų jokių pauzių, rankų ten dėl nutrinimų į kojas ir to nerimo viso, kas dažniausiai būna pas žmonės, kai ateina į darbo pokalbį. Tai aš sakyčiau tokia Lemban turbūt, kad jau praktika, nes niekas net nesusimąsto, kad reikia daryti gyvą interviu. Mes kaip tik turbūt gyvas interviu būna jau pabaigoje, bet ne pradžioje. Plus mūsų praktikoje turbūt 95% pozicijų yra namų darbas. Labai nesvarbu, ar tu ateini į tą vadinamą junior entry poziciją, ar tu esi jau super senas programuotojas, bet namų darbas stengiamės taikyti visur. Tas namų darbas pirmiausia, jisai
kandidatui parodo, o su kuogi teks dirbti ir galbūt jisai visiškai to nenori, galbūt jis įsivaizduoja, o realybė yra visiškai kita, tas darbas visiškai ir tos užduotis atrodo kitaip. Tai ta užduotis, kuri priklausomai nuo pozicijos būna pakankamai rimta ir parodo su kuogi teks susidurti. Ačiū, Rokai, kad pasidalinai, ačiū už rekomendacijas, už startuolio gyvenimo parodymą, o aš noriu padėkoti mūsų žiūrovam ir rekomenduoju, prenumeruokite mūsų kanalą ir matykite visas naujausias laidas.